Doleris Šveicarijos frankas, savaitinis grafikas, tai padarė, matom, jisai grįžimą prie 9,340 prie šito lygio ir labai puikiai atšokinėja. Ir dabar vėlgi šią savaitę jau labai linksmai juda frankas, taip šitam būtent konkrečiai diapazonė 200 punktų, 9,518 kol kas laiko. Jeigu įveiks frankas šitą lygį, taip, tai tada dar kokį 100 punktų ir jau mums šviečia tada 5,600. Toks gan stiprus lygis, plus turim tokį pasipriešinimą jo iš istorijos. Tai gali būti irgi gan įdomus dalykai. Čia galima sudalyvauti, bandyti parduoti vėlgi su gan dideliais tikslais, bet gazdina tik tai didelis stop lossas, o jisai iš tikrųjų didelis apie 300 punktų. Taip. Dieninis periodas, doleris Šveicarijos frankas ir mes turim čia nepabaigtą grįžimą prie pramuštos dieninės medianos. Grįžimo dar kaip tokio nebuvo, nes sustabdė čia gražus horizontalus lygis. Matom, ir istorija buvo toks, irgi pramušimas, grįžimas prie šito lygio ir po to mes gan linksmai dar į viršų išvarėm. Irgi tas pats scenarius gali būti ir dabar, jeigu mes įveiksim šitą kitą pasipriešinimo horizontalų lygį, tai mums bus atidarytas kelias miški į viršų prie kažkur tai 9,670, 9,680 šitą vietą. Tai praktiškai 160 punktų galima, aišku, sudalyvauti, tai vyks pramušimas šitą lygio, grįžimas, buy ir tikslas pas mus į viršų, stopas irgi 1:1 kažkur tai gaunasi pas mus. Taip, dabar, kas nori parduoti, galima pabandyti irgi prisirišti prie šitų spyglių, taip, prie 9,550 dar ten ir savaitinį lygį ir surizikuoti ant pardavimo, stopą pastatyti už kažkur tai šito spyglio pagal dieninį kažkur 50 punktų, taip, ir jeigu pamatysit, kad pramuša 9,520, ten 50 šitą diapazoną, jeigu žvakė pramuša, tai geriau bėgti, aišku, iš to sandario, o kol nėra pramušimo, tai gražus, geras pardavimas galimas, taip. H4 periodas, gražus augantis trendas, buvo bandymas išeiti iš to trendo, sustabdė horizontalūs lygiai, taip ir dabar grįžo į kanaliuką, net nesustodamas prie šitos medianos, rinka reiškia šitą stiprų palaikymą ignoruoja, taip turim atkreipti tą dėmesį ir pataisyti jau tokį mūsų palaikymą. Naujas taškas, turim būtinai atkreipti į dėmesį, taip, ir dabar žiūrėsim, kas bus. Na, iš techninės pusės labai irgi dieninio tas spyglis ir labai gražiai vieta gaunasi pas mus H4 periode, taip, tai bus vidinė trendinė linija, aišku, galima parduoti, sudalyvauti minimum. Pirmas tikslas grįžimas prie šitos konsolidacijos vietos, tai apie 180 punktų, 70 galima paimti. Jo, stopas čia du variantai. Arba teisingas, tai už pasipriešinimą turi būti čia apie 100 punktų, arba neteisingas, koks 25-30 punktų, nes jeigu darys grįžimą jau tą pramušimą vidinės trendinės ir grįžimą į tą kanaliuką, tai stopas joks neišgelbės, arba už pasipriešinimo linijos, arba nesvarbu koks, tik tai, kad jisai stovėtų taip, ir nebūtų nulaižytas, tai 15-20 punktų, maksimum 30. Galima su tokia, sakysim, toks planas galimas, jo, čia selas, biški žemiau, aišku, reikia palikti arbatas kažkur tai nuo 9,5, 60, 58, pardavimas, taip, stop lossas, pavyzdžiui, 30 punktų, tai profitas iki apačios 150, labai geras toksai galingas sandariukas gaunasi. Valandinis periodas, taip, valandinis periodas duoda mums biški dar arčiau bandymą paprekiauti, parduot franką, taip, tai kažkur tai gaunasi 9,5, pagal vidinės linijos, taip, 17, čia vienas iš variantų, stopas čia už spygliukų turi stovėti, taip, čia 60 punktų, profitas irgi apie 60 punktų, arba laukiam grįžimą prie šitos
palaikymo prie šito, taip, grįžimo nebuvo ir čia pirkimas, važiuojam į viršų. Tikslas 60-70 punktų, stopas apie, nu, patarčiau šitą spyglių paslėpti apie 40 punktų. Na, M15 periodas, matom, kaip gražiai dirba palei lygius frankas, taip, dabar prilimpo prie šito 9476 ir labai tvirtai laiko 9500, taip, negali niekaip įveikti. Nu, jeigu įveiks, grįžimas ir pirkimas, jeigu pramuš apačią šitą lygį, grįžimas, pardavimas. Taip, pardavimas, aišku, iš stopo profito požiūrio toks, nu, geresnis negu pirkimas. Taip. Bet jeigu pramušimas į viršų, čia jau galim įsižiūrėti kaip tokią vėliavą, jo, ir tada tikslas irgi apie 70 punktų. Jeigu į apačią kas žiūri, taip, čia viršūnytė, čia kita viršūnytė, bus dviguba viršūnė, tai irgi geras toks trigeris, sumiklis Frankui kristi.